Labas, esu psichologas Antanas Grižas, genčių metodologijos kūrėjas. Šiuo įrašu noriu tau padėti apsispręsti, ar gentis yra tai, ko tu nori savo gyvenime. Pakalbėsiu, koks yra genties tikslas, kodėl jis toks yra. Pakalbėsiu, kaip gentis veikia ir kuo gentis gali tapti, jeigu įdėsite pastangų. Gentis yra 60 žmonių ratas, kuris susitinka ir dirba vidinį darbą. Jie susitinka reguliariai, jie neturi vieno lyderio, bet gentis turi aiškią struktūrą, kuri padeda užtikrinti susitikimų kokybę. Taigi, koks yra genties tikslas? Nors skirtingi žmonės ateina kiekvienas su šiek tiek kitokiu tikslu į gentį, pagrindinis tikslas, kurio gentainiai siekia gentyje, yra emocinė bendrystė. Emocinė bendrystė tai yra, kai aš esu giliam ryšy su kitais žmonėmis ir šitas ryšys padeda man įveikti gyvenimo sunkumus ir augti asmeniškai. Priešingybė emociniai bendrystei yra emocinė izoliacija. Tai yra, kai aš slepiu jausmus nuo kitų žmonių ir netgi nuo savęs paties. Taigi gentyje mes siekiame judėti iš emocinės izoliacijos į emocinę bendrystę. Kodėl tai svarbu? Moksliniai tyrimai labai aiškiai rodo, kad žmogaus laimingumą lemia tai, ar jis turi pakankamai emocinės bendrystės savo gyvenime. Daugelis mūsų mes to turime nepakankamai. 21 amžiuje mūsų visuomenė išgyvena vienišumo epidemiją ir mums visiems yra daug sunkiau turėti gilius ryšius vieni su kitais. Mums daug sunkiau yra jausti bendrystę. Mes daug daugiau laiko praleidžiam izoliacijai, emociniai izoliacijai, netgi kai esame tarp kitų žmonių. Ir niekas mūsų nemokino, kaip kurti gilius ryšius vieni su kitais. O emocinė izoliacija yra vienas didžiausių skausmo šaltinių žmogaus gyvenime. Mums reikia kitų žmonių. Netgi jeigu tu turi santykių savo gyvenime, turi draugų, turi artimųjų, turi partnerį, bet jeigu jauti, kad nepakankamai daliniesi savo emocijomis, savo vidiniais išgyvenimais, tu išgyveni tuštumą, išgyveni vienišumą, o kraštutiniais atvejais gali išgyventi net beprasmybę ir neviltį. Dėl to mums yra svarbi emocinė bendrystė, ne tik fizinė bendrystė, ne tik leisti laiką kartu su žmonėmis, bet ir turėti gilias emocinės patirtis kartu, vienas su kitu. Tad jeigu mes tikrai norime būti laimingi, mums reikia mokytis ir pastebėti savo jausmus, ir juos parodyti kitiems žmonėm, ir kartu vieni su kitais išbūti. Išbūti vienas su kitu išgyvenimais, mokytis jais dalintis, mokytis girdėti, kai kitas dalinasi savo išgyvenimais, atreaguoti, kaip aš reaguoju į kitą žmogų ir taip gilinti ryšį. Tai galiausiai padeda ne tik mums atlaikyti įvairius gyvenimo sunkumus, mes tampame atsparesni, bet ir asmeniškai augti. Mes galim labai daug tokiame giliame santykyje apie save sužinoti ir judėti link savo tikslų. Taigi, gentis yra vieta, kur tu gali gauti ir patirti emocinę bendrystę. Ir kaip jau mes įsitikinom, tai yra labai svarbus pamatinis žmogiškas poreikis. Kaip gentis turi veikti, kad ten tikrai gautum emocinę bendrystę? Iš mūsų jau kelių metų patirties ir iš mokslinių tyrimų visame pasaulyje mes žinome, kad yra mažiausiai 5 susitarimai, kurių svarbu, kad gentainiai laikytųsi, tam, kad gentis būtų jiems tikrai naudinga ir neštų vertę ir susitikimai būtų prasmingi. Pirmas susitarimas – aš lankysiu susitikimus. Tai yra pagrindinis būdas, kuriuo aš kuriu savo gentyje saugumą ir pasitikėjimą. Jeigu praleidinėju susitikimus, nesvarbu kokia priežastis, aš savo elgesiu komunikuoju gentainiams, kad
ši gentis man nėra tokia svarbi. Ir tuomet mano gentainiams bus daug sunkiau šalia manęs atsiverti arba manimi pasitikėti. Dėl to lankomumas yra pagrindinis dalykas tiek gentyje, tiek grupiniai terapijoje, kad galėtume viens kitu pasitikėti ir kad mūsų ryšys galėtų gilėti. Antras susitarimas – aš laikysiuos susitikimo struktūros. Mes jau turime kelių šimtų genčių duomenis, kurios jau savarankiškai susitikinėja ilgą laiką. Ir ką mes labai aiškiai matome, kad gentys, kurios išlaiko atidarymo ratą, uždarymo ratą, kiekvieną susitikimą turi šeimininką ir dirba vidinį darbą, tos gentis dalinasi, kad yra laimingesnės ir kad turi kokybiškesnius susitikimus. Trečias susitarimas – aš surizikuosiu atsiverti apie savo nemalonius, nepatogius išgyvenimus. Aš negausiu naudos iš genties, jeigu anksčiau ir vėliau nebūsiu pasiryžęs atvirauti apie tai, kas sunkaus vyksta mano gyvenime, apie tai, kas man yra nepatogu, nemalonu, apie sudėtingus jausmus. Nes tik tai, kai aš atsiversiu, tik tai taip aš judėsiu iš savo emocinės izoliacijos. Ir tik taip aš pradėsiu gauti tikrąją naudą, kurią gali duoti gentis ir kurią gali duoti emocinė bendrystė. Jeigu aš lieku uždaras apie savo išgyvenimus, jeigu taip ir bijau parodyti, aš taip ir neateisiu į emocinę bendrystę, aš liksiu izoliacijoje. Ketvirtas susitarimas – aš pagerbsiu kitų emocinį atsiverimą. Lygiai kaip man yra vertinga atsiverti, lygiai taip pat man yra vertinga, jeigu mano gentainiai atsiveria. Ir aš noriu, kad jie čia jaustųsi saugiai tą daryti. Dėl to, kai mano gentainis atsiveria, kai jis surizikuoja, aš stengsiuosi jį palaikyti, jam parodyti rūpestį, o ne kritikuoti ar šaipytis. Ir svarbiausia, aš laikysiuos konfidencialumą. Tai, ką mano gentainiai jautraus pasidalina gentyje, aš tai saugosiu ir neišnešiu už genties ribų. Taip mes žinosime, kad gentyje yra saugu. Penktas susitarimas – aš rizikuosiu konfrontuoti kitą gentainį. Lygiai kaip yra svarbu surizikuoti ir atsiverti apie savo vidų, nemažiau, o kartais dar labiau svarbu yra surizikuoti ir pasakyti, ką aš jaučiu tau, gentainė. Ypač, kai aš jaučiu nepatogius ir nemalonius jausmus. Pavyzdžiui, kad man kyla pyktis ant tavęs, man kyla irzulys, arba man kyla baimė, kai tu taip kalbi, arba kyla nepasitikėjimas. Žodžiu, mums yra svarbu konfrontuoti, nebijoti konfliktų, mokytis sveikai konfliktuoti. Nes per tokius sveikus konfliktus gentis auga ir mes kiekvienas asmeniškai labai stipriai augame. O jeigu gentis vengia konfliktų, jinai pamažu miršta. Konfliktai ir konfrontacijos yra natūrali bet kokių santykių dalis. Ir ten, kur mes vengiame tos konfliktus iškelti, mes gadiname savo santykį. O ten, kur mes drįstame, surizikuojame pasakyti viens kitam atgalinį ryšį, konfrontuoti, ten mes mūsų santykį auginame. Dėl to mokykimės eiti į konfliktus gentyje ir mokykimės tai daryti sveikai, pagarbiai, nesmurtiškai. Taigi, kuo gentis gali tapti, jeigu tu ir tavo gentainiai laikysitės šių 5 susitarimų? Mažų mažiausiai, gentis tau bus saviugdos grupė. Čia tu reguliariai patirsi emocinę bendrystę, tai tau padės atlaikyti gyvenimo iššūkius ir asmeniškai augti. Tačiau gentis gali tapti kai kuo daug daugiau negu vien saviugdos grupė. Jeigu tu ir tavo gentainiai to norėsite, gentis ilgainiui gali tapti draugų grupė. Ir ne bet kokia draugų grupė, o labai kokybiška ir saugia draugų grupė. Nes šioje draugų grupėje jūs mokėsite labai giliai pakalbėti apie tai, ką išgyvenate,
galėsite jautriai pastebėti kito reakcijas, suteikti atgalinį ryšį ir tai yra tai, ko mes kiekvienas turbūt svajojame turėti savo gyvenime. Tad laikykitės šių 5 susitarimų ir gausite labai daug naudos. O jeigu norite tapti ne tik saviugdos grupe, bet ir draugais, pradėkite bendrauti ir ypač padėti vienas kitam už genties ribų. Apsilankykite vienas kito gimtadienį, padėkite atlikti remontą vienas kitam, persikraustyti, ateikite, kai kažkas magistrinio darbą ginasi palaikyti, nes taip draugai daro. Ieškokite progų, kur jūs galite pabūti draugais. Anksčiau ir vėliau kažkuriam iš tavo gentainių reikės pagalbos. Ne tik emocinės pagalbos, bet ir fizinės, praktinės pagalbos. Būk pasiekiamas, būk pasiruošęs ją suteikti ir taip jūs judėsite link draugystės. Tad štai, dabar žinai, kas yra gentis ir tai padės tau apsispręsti, ar tu to nori savo gyvenime. Bet kuriuo atveju, ačiū, kad giliniesi į save ir kad tu savimi rūpiniesi. Visiems nuo to geriau. Iki.